Eteryje privatus miškas. Tai pokalbiai apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir kitus privačių miškų savininkams ir visuomeniai aktualius miškų ūkio klausimus. Šiandienos pokalbio tema apie miškų gaisringumą ir jų apsaugą. Mano pašnekovas Generalinės miškų urėdijos miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Darius Stonis. Pradėkime nuo to, kas reglamentuoja priešgaisrinę miškų apsaugą. Reglamentuoja visų pirma visą eilę teisės aktų, teisinių dokumentų, tai ir tas pats miškų įstatymas įpareigojantis saugoti miškus nuo gaisrų, tai ir miškų lankymo taisyklės, galų gale ir administracinių nusižengimų kodekso straipsniai, kurie nustato tam tikras baudas už neteisėtus veiksmus, miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės, tai va pagrindiniai dokumentai, kurie ir reglamentuoja šitą apsaugą. O kaip skirstoma miško gaisringumas, pagal ką? Klasės, jos yra 5, jos paskaičiuojamos pagal tam tikrą metodiką. Tai atlieka Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir atitinkamai pagal susidariusias sąlygas gaisrams kilti, sakyčiau, miškuose, yra nuo 1 iki 5 klasės. 1 klasėje esant gaisrams kilti sąlygų kaip ir nėra, tuo metu iš tikrųjų būna ir miškuose drėgna, žinoma, piktavalis gali ką nors sugalvoti, bet šiaip iš neatsargumo tokie gaisrai tikrai nekyla. Na ir aukščiausia 5 klasė, tai kada gaisrams kilti sąlygos yra ypač palankios, tai vat būtent užsitęsus sausam orų periodui, tada iš mažo gaisrelio labai didelė tikimybė išaugti didelį ir tuo metu įmamosi visų papildomų priemonių, kokių tik įmanoma tai priešgaisrinei apsaugai vykdyti. O sakykit, yra kažkokios tai priemonės apsaugoti mišką nuo gaisrų pavojaus? Kai prasideda gaisrams kilti palaikus laikotarpius, miškai nuolat stebimi tiek dalyje urėdijų automatinėmis miško gaisrų stebėjimo sistemomis. Taip pat būdi suformuotos priešgaisrinės komandos, kurios pasiruošusios vos gavus pranešimą apie kilusį gaisrą vykti gaisro vietą ir gesinti jį. Įspėjami gyventojai per radiją, televiziją. Taip pat yra ir mechaninės priemonės, tai priešgaisrinių juostos atnaujinamos prieš gaisrams kilti palankų laikotarpį, kad jeigu kilus gaisrui jis negalėtų įsiplėsti labai didelės teritorijos. O kas miške yra draudžiama daryti, kad nekiltų tokie pavojai? Dažniausiai miško gaisrai kyla pavasarį, kai deginama žolė, jau paskui vasarą, kai prasideda gėrybių rinkimas. Gaisrai įsiplėkia kūrenant laužus, neatsargiai numetus degtuką, nuorūką, galų gale važinėjant po mišką netvarkingomis transporto priemonėmis, naudot darbo motorinius įrankius, nuo kurių žiežirbų ten gali kilti miškas. Tokios veiklos visos ir veiksmai yra draudžiami. Tačiau, vis dar pasitaiko, kad žmogus užmiršta ar kavališkai nesilaiko tų reikalavimų, dėl ko gaisrai ir kyla. O miške galima įsipilti, pavyzdžiui, degalų, jeigu pritrūkai? Jeigu jūs naudojate, kad ir motopjūklą, nenori, teks jį papildyti, jeigu didesnį darbą, miško kirtimo darbai, valymai, teks papildyti kurą. Reikia laikantis visų saugos priemonių, galima tai atlikti, to niekas nedraudžia, tik tai tą reikia, aišku, atlikti laikantis visų saugumo reikalavimų, kad nekiltų gaisras. O kokie Lietuvos teritorijos statistiškai labiausiai miškai nukenčia nuo gaisrų? Statistika čia, sakyčiau, paprasta. Kuo daugiau miškas lankoma žmonių ir kuo jisai yra sausesnis, tuo didesnė tikimybė jame yra kilti gaisrų. Ir tai, sakyčiau, čia rytų pietryčių Lietuvoje, kurie vyrauja pušynai, tai yra sausi miškai, mėlynynai. Ir gaisrams kilti pavojus yra didesnis, tai čia daugiau ir tų gaisrų. Pavasarį, kai prasideda žolės deginimas, vėlgi išsiskiria gal daugiau ir rytų Lietuva, nors, žinoma, žolė deginama ir visoje Lietuvoje daugiau ar mažiau. Kur sausi miškai, jie greičiau išdžiūsta, maloniau tokiuose miškuose ir žmonėms pasivaikščioti, o atitinkamai daugiau lankytojų, daugiau tikimybių, kad kažkas kažką tai padarys ne taip. O ką reikėtų daryti, pamačius, kad dega, pavyzdžiui, miškas? Jeigu tai nedidelis gaisrelis, aišku, galima mėginti jį iš karto užgesinti. Užpilti žemėmis, jeigu įmanoma, užplakti pagalbinėm priemonėmis, nulaužtom žaliom šakom. Liepsną galima užgesinti ir geriausia tą pranešti artimiausią urėdiją budintiems miškininkams arba kviestis pagalbą bendruoju pagalbos telefonu. Jeigu jau didelis gaisras, aišku, kyla pavojus pačio gyvybei, tai bent jau praneštai labai prašytumėm. Ir tai, manau, būtų didelė pagalba iš žmogaus pusės. Ačiū Jums už pokalbį. Rubrika parengta bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija.